Esu Eglė Kliučinskaitė. Praėjusį pusmetį dirbau Aplinkos ministerijoje su projektu, kurio pavadinimas Žiediškumo link pastato ir jo elementų pakartotinio naudojimo skatinimas reguliacinėmis priemonėmis. Trumpai tariant, siekiau atrasti priemones, kaip paskatinti žiedinę ekonomiką statybų sektoriuje. Lietuva, kaip ir Europa, kaip ir visas pasaulis, susiduria su aplinkosauginiais iššūkiais. Ir ką daro Europa? Europa gręžiasi į ištekliui imliausius ir taršiausius sektorius. Statybų sektorius vienas iš jų, atsakingas už apie 50% visų iškastinių žaliavų suvartojimą, už daugiau nei 35% susidarančių atliekų, bei priklausomai nuo valstybės 5–12% šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Taigi statybų sektoriaus imlumo baigtiniams resursams ir poveikio aplinkai suvokimas Europą skatina kelti ambicingus tikslus. 2050 metams iškeltas tikslas tapti klimatui neutraliu žemynu ir matoma, jog Europa siekia to integruodama skirtingas priemones, kurios remiasi žiedine ekonomika. Tai Europos žaliasis kursas, žiedinės ekonomikos veiksmų planas, ES taksonomija. Ir akivaizdu, kad žiedinė ekonomika tampa politiniu įrankiu klimato kaitos valdymui. Kaip atrodo Lietuvos rodikliai ES kontekste? Tai galime matyti, kad Lietuva nuo ES vidurkio pagal žiediškumo indeksą atsilieka beveik 4 kartus ir šiuo indeksu siekiama parodyti antrinių žaliavų ir bendro žaliavų naudojimo santykį. Tai kitaip tariant, tai žiediškumo indeksas atspindi, kokia dalis į ekonomikos ciklą patenkančių medžiagų yra perdirbama arba pakartotinai naudojama. Ir svarbu išskirti, kad šis indeksas nėra skaitomas pagal sektorius, tačiau svarbiausias rodiklis žaliavų suvartojimas matoma, jog Lietuvoje tendencingai auga, o didžiąją dalį šių žaliavų sudaro nemetalų mineralai, kurie didžiąja dalimi ir naudojami statybos sektoriuje. Tad žiedinės ekonomikos principų taikymas statybos sektoriuje tampa svarbiu modeliu, kuris padeda skatinti ir palaikyti ekonominį sektoriaus augimą, bet kartu riboti išteklių eikvojimą ir siekti klimato neutralumo, kuriam įsipareigoja visos ES valstybės. Nors Lietuvoje žiedinė statyba yra viena prioritetinių sričių siekiant pereiti prie žiedinės ekonomikos, taip pat matomi svarbus reguliaciniai žingsniai, kurie yra planuojami arba jau atliekami, tačiau vieningos krypties ir holistinio matymo statybų sektoriuje vis dar trūksta, todėl nėra aktualizuojama ir pakartotinio naudojimo svarba. O pakartotinis naudojimas iš tiesų yra būtina žiedinės ekonomikos sąlyga, kurį skatinant siekiama uždaryti statinio gyvavimo ciklą. Ir čia jūs matote statinio gyvavimo ciklo etapus A, B, C ir D, kuris žymi pakartotinio naudojimo svarbą. Tai reiškia siekį sumažinti naujų resursų poreikį bei gamybos ir griovimo metu išskiriamą emisijų kiekį. Pakartotinį naudojimą statybų sektoriuje svarbu taikyti tiek esamiems pastatams, tiek naujai statybai. Ir siekiant užtikrinti maksimalų sektoriaus žiediškumą, pagrindiniu tikslu turėtų tapti žiedinė statyba, kitaip tariant, projektavimas išardymui. Tačiau jis reikalauja viso sektoriaus veikimo pokyčio ir ilgalaikės strategijos parengimo bei sekimo. Todėl šiuo projektu skatinu gręžtis į esamus pastatus ir lengviau įgyvendinamus tikslus. Tai yra siekti maksimalaus pastato gyvavimo trukmės pratęsimo bei naudotų produktų išsaugojimo rinkoje. Žvelgiant į užsienio patirtis, matau poreikį didinti pastato kaip medžiagų banko suvokimą, todėl siūlau tokias priemones. Tai yra išteklių inventorizacija arba medžiagų žemėlapis bei transformacijos studija rekonstrukcijos, remonto projektuose. Taip pat siūlau telkti dėmesį į griovimo procesus,
peržvelgti ir specifikuoti griovimo eigą bei integruoti auditą prieš griovimą. Matydama statybų sektorių kaip praktinį, o ne teorinį lauką, šiuo projektu siūlau atlikti ir pilotinę išteklių inventorizacijos studiją planuojamame griauti Vilniaus dangoraižyje. Ir šio projekto tikslas – įvertinti pastate užrakintų išteklių kiekį, aplinkosauginį ir ekonominį potencialą. Kartu manau, kad tai priemonė, kuri galėtų tapti svarbiu edukaciniu įrankiu bei praktiniu pavyzdžiu reguliacinių įrankių kūrimui. Ir nors žiediškumo tema nėra patogi ir perėjimas prie žiedinės ekonomikos statybų sektoriui yra kompleksinis, reikalaujantis holistinio veikimo, vis dėlto labai svarbu toliau burti suinteresuotas puses, žvelgti į statinio gyvavimo ciklą ir siekti įvairiapusės naudos, tai tiek ekonominės, tiek aplinkosauginės, tiek socialinės. Ir šiuo projektu sėkla yra pasėta, tikiuosi, kad žiedinės statybos tema bus vystoma ir aktualizuojama toliau. Dėkoju už dėmesį.